šviesa iš rytų apšvietė bažnyčią visame pasaulyje tą akimirką, kai mus aplankė šviesa iš aukštybių. Tai Jėzus Kristus viešpats, kurio šaukėsi visi krikščionys, nes jis žmonijos išganytojas ir pasaulio viltis. Būtent čia viskas prasidėjo. Čia viešpats nusprendė įsikūnyti. Tai reiškia, kad šventosios žemės krikščionis turi išskirtinę misiją. Čia esame jau 2000 metų, 600 metų anksčiau nei islamas. Žinoma, iki mūsų jau buvo judaizmas, tačiau judaizmas yra mūsų šaknis. Mes dalijamės tą pačią Bibliją, žydai yra mūsų vyresnieji broliai. Šiuo požiūriu mes, krikščionis, turime suprasti, kad čia turime ypatingą misiją, bet ją visuomet lydės kryžius. Krikščionys sudaro apie 1,7% visų gyventojų. Juos supa didelės žydų bei musulmonų bendruomenės. Pagrindinis klausimas, kaip išgyventi, kaip išsaugoti krikščionišką identitetą ir tuo pačiu turėti teisę egzistuoti šalia kitų dviejų bendruomenių. Šioje vietoje, kurioms ji taip pat yra labai svarbi. Pačioje Jeruzalėje mūsų turbūt yra 12 000 krikščionių, pasklidusių 10 bažnyčių, kurioms vadovauja vyskupai. Šiandien net Fogodijus kviečia į susitikimą su rytų krikščionimis. Šventosios žemės krikščionimis, kad kartu su jais melstumėmės už taiką ir vienybę Jėzaus šalyje. Paveldėję didelės tradicijos lobyną, jie jau 2000 metų yra privilegijuoti gyvos prisikėlusiojo atminties nešėjai. Jų liudijimai mums leidžia geriau suprasti mūsų bažnyčios, Kristaus bažnyčiaus istoriją. Jeruzalė yra kaip kertinis mūsų bažnyčios akmuo, nes viešpats įsteigė ne daug bažnyčių, o vieną savo bažnyčią. Po viešpaties Jėzaus mirties ir prisikėlimo, atėjus sekminių dienai, kai šventame Jeruzalės mieste, Jėzaus mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Šventoji dvasia buvo atsiųsta mokiniams ir Marijai, Jėzaus motinai, kuri buvo kartu su jais. Iš čia po visą pasaulį pasklido viešpaties Jėzaus evangelija, nes graikų ir aramėjų kalbomis kalbantys mokiniai, kupini šventosios dvasios išvyko drąsiai skelbti Dievo žodį į didžiuosius to meto imperijos miestus – Antiochiją, Aleksandriją, Romą ir Konstantinopolį. Ten gimė ir 5 didžiosios bažnytinės tradicijos, kurias šiandien, praėjus 2000 metų, liudija viso pasaulio bažnyčių liturgijos. Taip tikėjimo vienybėje atsiranda broliški bažnyčių ryšiai.
Čia keletas bendruomenių gyvavo jau nuo pat bažnyčios ištakų. Gimus Jėzui šventojoje žemėje jau gyveno armėnų ir greičiausiai etiopų, egiptiečių bei žmonių iš Sirijos. Manau, kad rytai ištikimai saugojo senąją tradiciją. Rytų bažnyčių šerdis yra liturgija ir dvasingumas. Esame vienoje Švento kapo bazilikos koplyčioje, Kristaus kapo vietoje. 4 amžiuje įkurtos Etiopijos ortodoksų bažnyčios krikščionys čia švenčia savo liturgiją senąją gezo kalba, kuria Etiopijoje buvo kalbama iki 11 amžiaus. Po pirmųjų krikščionybės metų etiopų bendruomenės išplito į Sudaną, Egiptą ir pasiekė Šventąją žemę. Jos kūrėsi šventose istorinėse vietose, taigi turime tvirtą dvasinį gyvenimą. V amžiuje gyveno toks šventasis vardu Jeredas. Per 3 skirtingai giedančius paukščius Dievas perdavė jam 3 skirtingus psalmių giedojimo būdus. 3 giesmes vadinamas Ezel, Ararai ir Gez. Taigi jis išmoko jas iš Dievo ir todėl šiandien mes giedame šias 3 skirtingas giesmes savo bažnyčiose. Ši etiopų ortodoksų bendruomenė, seniausia Afrikos žemyno bažnyčia, priklauso rytų ortodoksų bažnyčių šakai. Kaip ir Antiochijos sirų ortodoksų bažnyčia, taip pat viena seniausia krikščionybės bažnyčių. Jie teigia, kad apaštalas Petras buvo pirmasis jų vyskupas Antiochijoje. Savo liturgiją jie švenčia senąją sirų kalbą, labai artima aramėjų kalbai, kurią kalbėjo Kristus. Jeruzalės senamiestyje, šalia Švento Jokūbo vienuolyno, gyvena nemaža armėnų ortodoksų bendruomenė. 301 metais armėnai paskelbė krikščionybę valstybinę religiją. Armėnija yra pirmoji istorijoje krikščioniška karalystė. Egipto krikščionys koptai ortodoksai būrėsi Švento kapo bazilikoje iš kitos Kristaus kapo pusės. Koptų bažnyčią 1 amžiuje 40 metais Aleksandrijoje įkūrė evangelistas Šventas Morkus. Egiptiečiai čia gyvena jau labai seniai, bet Izraelio Egipto karo metu jų pradėjo mažėti. Tačiau jų buvimas čia visuomet yra regimas. Tai dvasiškai stipri bažnyčia. Ji visuomet turėjo ir turi kankinių. Šie kankiniai yra mūsų bažnyčios didelio tikėjimo ir stiprybės įrodymas. Nepaisant persekiojimo, koptų bažnyčia išsaugojo savo tikėjimą.
Iki 5 amžiaus šios rytų ortodoksų bendruomenės drauge su šiandieninėmis ortodoksų bei katalikų bažnyčiomis sudarė vieną bažnyčią. O 451 metais jos atsiskiria, atmesdamos Šalkedono susirinkimą, kuris tvirtino, kad Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus viename asmenyje. Esame susiskaldę dėl to, kad vienos bažnyčios pripažino Šalkedono susirinkimą, o kitos ne. Nuo to prasidėjo didysis skilimas. Praėjus 5 amžiams, 1054 metais, dėl tam tikrų dogmatinių nesusipratimų, kuriuos dažnai paaštrindavo politiniai ir kultūriniai veiksniai, bažnyčia vėl suskilo į Konstantinopolio ir Romos bažnyčią, į rytų ortodoksus ir vakarų katalikus. Taip per 911 metų kiekviena bažnyčia tvirtins, kad ji yra vienintelė pirmojo tūkstantmečio bažnyčios paveldėtoja, tokiomis nepripažindama kitų bažnyčių ir pavadindama jas atskilusiomis. Pažvelgus iš arčiau, kas įvyko, išryškėja viena aiški tiesa, klydome visi. Todėl visi turime atgailauti ir atsiversti. Ar turime žvelgti į praeitį? Taip. Ar turime ją užmiršti? Ne, bet reikia eiti toliau. Prisiminti praeitį, kad nebedarytume tų pačių kvailysčių, kad neįsiveltume į tas pačias problemas. Bet 20-ojo amžiaus pradžioje krikščionijos istorijoje prasideda naujas etapas – ekumenizmas. Šventoji dvasia paskatina susitikti skirtingų bažnyčių atstovus, trokštančius užmegzti maldos, studijų ir apmąstymų ryšius, kad liautųsi krikščionių susiskaldymas. Šis bendrystės kūrimo darbas prasidėjęs Vatikano antrojo susirinkime ir 1965 m. gruodžio 7 d. popiežius Paulius VI ir ekumeniškoje Konstantinopolio patriarcho Atenagoro I pasirašytas 1054 m. ekskomunikų panaikinimo dokumentas tapo tam tikrų šio vienijimo darbo simboliu. Šiandien tiek rytų ortodoksų, tiek kitos bažnyčios pripažįsta, kad Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Turi dvi, nesumaišytas, nepakitusias, nepadalytas, viena nuo kitos neatskirtas prigimtis. Turime suprasti, kad galiausiai ne mes sukursime bažnyčios vienybę, bet Dievas. Vienybė nesusikuria ore, ji įvyksta Jėzaus Kristaus asmenyje. Kai aš priartėju prie Jėzaus Kristaus, kai jūs priartėjate prie Jėzaus Kristaus, kai kitas priartėja prie Jėzaus Kristaus, tuomet visi esame suvienyti. Tyla, meditacija, pasitikėjimas kuria karalystę. Bet mes, deja, karalystei kurti pasirinkome pasaulio siūlomus metodus, kai tuo tarpu tai yra šventosios dvasios darbas. Mums sunku būti šventosios dvasios įrankiais. Būtent kai tik jais būname, tą akimirką kuriasi karalystė. Kristus suvienyje žmoniją, o ji yra čia.
Tai įvyko Velykų dieną. Dievas sukūrė kūrinyje iš naujo. Mūsų konfliktas trunka jau 100 metų ir gali tęstis dar 100 metų be jokių pokyčių. Tačiau niekas ir nesikeis, jei nebus tos dvasinės plotmės, kuri mus persmelkia ir skelbia žmonių giminės vienybę, kad aš esu vienas su visais žmonėmis. Galiu eiti į gilią bendrystę su kitu žmogumi, nes esu iš to paties molio, tai reiškia pagal Dievo paveikslą. O visa kita kultūros, kalbos, civilizacijos, istorijos vingiai jau yra papildomi dalykai. Bet pirmiausia, mes esame viena. Šventojoje žemėje gyvenantys vyrai ir moterys suprato, kad jų pašaukimas gyventi šventosios dvasios galybę. Sekdami Kristų jie meldžiasi ir darbuojasi dėl jo karalystės atėjimo. Savo bažnyčioje, Jeruzalės ortodoksų bažnyčioje, mes taip pat turime problemų, silpnumų, kaip ir bet kuri kita bažnyčia. Mūsų kaip krikščionių buvimas yra didžiulis iššūkis, ypatingai čia, Jeruzalėje. Bet keliaudama kartu su Jėzumi supratau, kad krikščionių vienybė yra meilė ir pagarba. Hala Žašan kilusi iš Libano. Nuo 1978 metų kartu su savo vyru Jusefu ir vaikais jie gyvena Jeruzalės senamiestyje. Čia netoli Naujųjų vartų ji turi palestinietiškų siuvinių parduotuvėlę. Libane buvau normali krikščionė, ėjau į šventas mišias, bet niekas neskatino mano širdies labiau veržtis prie Jėzaus. O kai atvykau čia, gyvenimas man tapo sunkus, kitoks nei Libane. Ypač kai pamačiau, kad mano vyras vis labiau domisi dvasiniais dalykais, bažnyčia. Kartą jis atėjo pas mane sakydamas, Hala, kelios vienuolės ateis į namus kartu su mumis skaityti Evangeliją ir melstis. Taip, per keletą savaičių kartu su Jeruzalėje įsikūrusiomis mažosiomis Jėzaus seserimis susibūrė maldos grupelė. Ketvirtą savaitę supratau, kad pradedu atrasti Jėzų Evangelijoje. Pirmą kartą pajutau, kad manyje kažkas pasikeitė. Keitėsi mano širdis, augo mano meilė bažnyčiai ir šalia esantiems žmonėms. Visuomet juokiuosi sakydama, kad pradėjau mylėti net savo Anytą. Iki šiol jau 20 metų mes susirenkam kiekvieną antradienį iš visų krikščioniškų konfesijų. Mes pasivadinome maldos grupelę už krikščionių vienybę ir taiką. Pradžioje žmonės mūsų nesuprato, sakė, kad pradėjome kurti savo pačių bažnyčią. Tačiau mes tvirtai laikėmės, norėdami jiems padėti suprasti, kad melsdamiesi už krikščionių vienybę, kiekvienas mylime savąją bažnyčią ir liekame ją ištikimi. Esame skirtingi, tai tiesa, bet kiekvienas išreiškia vis kitą Jėzaus veido grožio dalelę. Betliejuje, toje vietoje, kur Dievas apsireiškė bejėgių ir trapių kūdikių, vos per keletą metrų nuo sienos, kuris skiria Palestiną ir Izraelį, Emanuelio vienuolyno seserys gyvena pašaukimu nepaliaujamai melstis už krikščionių vienybę.
Šios graikų apeigų katalikų bažnyčios vienuolės, seserys benediktinės ateina iš vakarų bažnyčios lotyniškojo rito, bet šiandien perima bizantinės ortodoksų bažnyčios liturginę ir dvasinę tradiciją. Jų dieną, prasidėjusią didžiuoju rytu, nužymi 7–8 valandos maldos. Sesuo Marie Jean yra vienuolė jau daugiau nei 50 metų. Į Betliejų jie atvyko iš Alžyro, iš Medėja vienuolyno 1967 metais. Siekėme pažinti rytų bažnyčios turtingumą. Kai čia atvykau, buvo gavėnios pradžia. Tad išgyvenau gavėnios laiką ir atėjo Velykos. Prasidėjus liturgijai pamaniau sau, nejaugi negėdosime egzultet? Velykos be egzultet tai mane sukrėtė, bet tą pačią akimirką manyje įvyko tarsi šuolis. Tariau sau, bet juk tai tik forma. Vakarų ir rytų bažnyčių apeigos yra tik forma, bet esminis dalykas yra pats slėpinys, kurį švenčiame. Tad man tai tampa kvietimu dar labiau švęsti slėpinį, esmių esmę. Aš tapau kunigu 1980 metais, o nuo 82 tarnauju šiai bažnyčiai Betliejuje, Teotokos mergelės ir motinos bažnyčiai. Mūsų gyvenimas čia nelengvas, nes esame tarsi apsupti, beveik visada įkalinti savo miesteliuose ir miestuose, bet nepaliaujame melstis už taiką. Daug krikščionių palieka šalį, nes neturi socialinių teisių, neturi ateities. Norėtume turėti teisę vykti į Jeruzalę, melstis. Daugelis krikščionių šeimų jau 4–6 metai negali melstis ten, prisikėlimo bažnyčioje. Jeruzalė mums yra krikščioniškojo tikėjimo ir visų krikščionių miestas. Ant šios atsiskyrimo sienos buvo parašyta apsiausto apsigaubusios ir auksinę aureolę apjuostos Marijos ikona, kurią įkvėpė artimųjų rytų bažnyčioms skirto vyskupų sinodo įvykusio Romoje 1010 metų spalį dvasia. Ši moteris nėščia, ji kenčia sąrėmis ir gimdymo sopulius. Apačioje matome atvertas duris, pro kurias tolumoje galima įžvelgti bundančios Jeruzalės aušrą. Už kelių metrų matome didžiulį drakoną, kurį pietų amerikiečiai nupiešė norėdami išreikšti savo nepritarimą dėl šios sienos. Šie slėpingi vaizdiniai aprašyti Biblijoje, 12 apreiškimo Jonui knygos skyriuje. Pradėdamas artimųjų rytų katalikų bažnyčioms skirtą vyskupų sinodą, Benediktas XVI atskleidė šio gimdymo slėpinio gelmę, taip suteikdamas prasmę krikščionių kovai rytuose. Gimimas Betliejuje ir gimimas aukštutiniame kambaryje, kūdikėlio Jėzaus gimimas ir Kristaus kūno bažnyčios gimimas, du įvykiai arba netgi vienas įvykis, bet tarp jų įsiterpia kryžius ir prisikėlimas. Pasaulio perkeitimas, tikrojo Dievo pažinimas yra skausmingas procesas. Tai pasaulio perkeitimo procesas, turintis Kristaus liudytojų kraujo ir kančios kainą.
Ta moteris, apsisiautusi saulę su 12 žvaigždžių vainiku ir mėnuliu po kojomis, gimdo dideliuose skausmuose. Čia marijiškas slėpinys yra iki pasaulio slėpinio išplėstas Betliejaus slėpinys. Kristus kiekvienoje kartoje gimsta vis iš naujo, taip prisijimdamas, surinkdamas savyje visą žmoniją. Biblijoje sakoma, kad slibinas išliejo iš savo nasrų paskui moterį lyg upę vandens, kad nuplukdytų ją bangomis ir prarytų jos kūdikį. Atrodo, kad moteris toje upėje turėjo neišvengiamai paskęsti. Tačiau geroji žemė sugėrė upę ir ši negalėjo moters pasiekti. Toji upė tai visa valdančios srovės, norinčios, kad bažnyčios tikėjimas išnyktų. O žemė, sugerianti upės vandenį, yra tikėjimas paprastų žmonių, kurie nesileidžia būti nunešami bangų srauto. Štai kodėl psalmėje sakoma, tikėjimas paprastus žmonės daro išmintingus. Ši paprasto tikėjimo tikroji išmintis, kurios negali praryti vandenų srautas, yra bažnyčios stiprybė. Prieš sinodą maniau, kad tik mano bažnyčia yra kenčianti, Kalvarijos bažnyčia. Nuo šiol visi artimieji rytai yra ištisa Kalvarijos bažnyčia. Galvoju apie Iraką, Egiptą, Tunisą, Libaną. Visi esame Kalvarijos bažnyčia, kurioje mūsų tikintieji labai brangiai moka už savo tikėjimą. Prisimenu vieną motiną, kuri paėmusi ant rankų, savo vaikus jiems sakė, vaikai, dabar eisime melstis į šią bažnyčią. Į bažnyčią, kurioje buvo mirtinai pavojinga, kurioje kunigai bijojo švęsti šventas mišias. Bet ta mama eidavo ten į mišias savo vaikams sakydama, jei turime mirti, tai geriau mirti meldžiantis, nei mirti savo namuose. Tokį liudijimą norėjome pasakyti ir sinode. Vis labiau jaučiu, kad mano užduotis melstis už taiką ir vienybę. Mūsų krikščioniškasis tikėjimas yra Dievo gailestingumo dovana. Kaip galima pasiduoti nevilčiai, jei Dievas ateina iki mūsų per savo kūną ir kraują? Ir tai yra bažnyčia. Bažnyčia, kuri drauge su visais tikinčiais į Jėzų Kristų leidžiasi būti panardinama į Dievo gailestingumą. O ši save dovanojanti Dievo meilė mus taip apima, kad norime skelbti ją visam pasauliui. Nes kasgi aš vargšas vyskupas esu? Esu varganas nusidėjėlis, negeresnis už kitus, kurį Dievas pripildo savo gailestingumo ir keičia. Tai ir yra stebuklas. Tuomet galiu būti kaip tie vaikai ugnyje, bet galime gyventi tokiuose šalyse kaip ši, su daugybė sunkumų, ir vis tiek šlovinti Dievą. Štai kur stebuklas būti krikščionimis.
Šį mėnesį galime melstis, kad naujosios sekminės ateitų į visas išmėginimus patiriančias krikščionių bendruomenės artimuosiuose rytuose. Dievo žodį šiam mėnesiui galime paimti iš Apreiškimo Jonui knygos 12 skyriaus, 10 eilutę. Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Nes išmestas mūsų brolių kaltintojas skundės juos mūsų Dievui dieną ir naktį.